aš nesu nusistačius, aš nežinau, aš esu atvira tiems visiems ir man tikrai labai įdomus ir tradicinis menas, ir šiuolaikinis menas, ir modernistinis. Greičiausiai tai yra tai, kas atliepia mano estetinės vertybės. Ar čia man yra estetika? Ne, man čia ne estetika. Virvytis, kuris yra azijietiškai perteiktas. Esmė apart apropriacinės kultūrinės aš nematau, man reiktų paskaityti aprašą. Lietuvoje yra tikrai pirmenybė ir projektų prasme, ir pinigų prasme, garbės prasme yra tikrai šiuolaikinio meno. Kas kuo domis ir kas kuo užsiima, aš tai nepasakyčiau, kad jis yra, sakysim, nuoširdus šiuolaikinio meno fanas. Gal tai nulėmė visiškai kiti faktoriai, bet kad šiuolaikiniam menui pas mus skiriam žymiai didesni pinigai, reiškia ir parodoms, ir mūgiams, ir reiškia visokiams renginiams, tai faktas. Man atrodo apskritai, kad šiuolaikinis menas dabar tapo tokiu elitizmu kažkokiu principu, kad mes siekiam to elitiško meno. Man atrodo, ta pati mūsų karta labai linkusi eiti į šiuolaikinio meno galerijas ir tiesiog fotografuoti darbus ir tiesiog įsiamžinti ir parodyti, kad aš ten buvau šiuolaikinio meno ir aš neatsilieku nuo madų ir irgi domiuosi šiuo meno judėjimu. O šiaip pats įdomiausias pavyzdys, kuris, man atrodo, nutiko mūsų nepriklausomybei, tai yra Vlado Urbonavičiaus Krantinės arka. Bet tas kūrinys, kuris po šiai dienai kai kam neduoda ramybės, taip, kai kam yra labai negražus, reiškia žmonės suskilo, po to savo nuomonės išreiškė, kuratorė to projekto išleido knygą vieno projekto apkaltą ir sudėjo visus tuos tekstus, pasipiktinimus į vieną knygą. Dalis žmonių šiandien pakeitė nuomonę, jiems yra nemalonu, kad jie yra toj pusė. Dalis, aišku, tvirtai laikosi, kad jeigu tik tai būtų galimybė, jie nukeltų. Man atrodo, ta reakcija dažnai būna, kai paliekama daug vietos interpretavimui. Šiuolaikinio meno atstovai bando interpretuoti labai grakščiai sudėliodami į lentynėlę, bet visuomenė to nepripažįsta ir žiūri tą tikrąją vertę, kas kuria pridėtinę vertę. Nuo kuratorių išradingumo, nuo jų kūrybingumo priklauso, kiek jie panaudos tuos kitus gulinčiuose fonduose kūrinį. O kur yra tie 5% to vertingo šiuolaikinio meno, pasakyti negali, net garsiausiai kritikai ir kuratoriai, jie gali nuspėti. Reikia rodyti tiesiog labai daug buities ir naudoti gana daug ironijos. Ką ir aš pats naudoju ir labai siekiu, kad mano naudojama ironija, jog vis dėlto visuomenės nariai galėtų raportuoti ir kritikuoti atvirai šiuolaikinio meno kūrėjus, galerijas. Rekomendacijos parodoje turėtų būti rašytas žmonių kalba ir suprantamas, ir jau galiu pasakyti paprastai, tai kodėl naudoti kažkokius referavimus į sudėtingus konceptus, kur galimai net ne visi žmonės yra skaitę. Kas iš tapybos katedros turbūt galėtų pasakyti, kad jie realiai šnekėti nelabai mėgsta, rašyti nelabai mėgsta. Apinant šito dalyko dėl tapybos, kas yra vizuali kalba ir tai yra tylos kalba. Aš tai pasakyčiau labai laikina. Ir tas keitimas tekstų ir konceptualumas, tai aš sakyčiau, kad jau kaip ir praeinanti epocha. Dauguma konstruktų, institucinių konstruktų, tiek ir populiarinimo konstruktų verčia menininkus kurti. Yra labai didelis poreikis greitai sukurti daug meno, tai rodo didelis parodų atsinaujinimo skaičius, peržiūros, parodos viena ant kitos ir kad menininkai yra įjungyti į greičio konstruktą, kurie leidžia kažkiek tokią paviršinę techniką atkalti, ją naudoti kaip atpažįstamumo ženklą, bet ar tai kuria pridėtinę vertę? Ne. Atėjus į parodą aš to nebegaunu, tai nesidžiaugiu. Galima visą laiką pasižiūrėti į interneto kultūrą, evoliucionuoja memai, kurie yra labai aiškiai susiję su menu. Vis labiau ir labiau einant su kiekvieną kartą į naujesnius ironijos sluoksnių transformacija, kas kažkiek laiko yra būtinas reikalas ir turbūt, kadangi viskas yra eina ciklais, tai kažkada bus grįžtama prie ankstesnių ar tai
labiau tiesmokų meno formo reprezentatyvumo. Suprantat, kai kurie dalykai labai keičiasi ir nuspėti tikrai yra labai sunku. Ir netikėkit tais, kurie sako žino. Nieks nežino, kaip pasaulis vystysis paskutinius ateinančius 20-25 metus. Manau, kad tai yra dar vienas ciklas, žinai, kiekviena decentralizacija, kad ir kokiam sektoriui jinai vyksta, jinai galų gale, visas pasaulis juda cikliškai, tai manau, kad grįžti. Aš tai labai norėčiau, kad kuo greičiau būtų šito ciklo pabaiga ir kad viskas pasibaigtų su šia diena ir kad mes imtumėmės naujų veiksmų, kurie realiai koreliuoja su šiandieninėmis problemomis. Šiuolaikiniai kuratoriai tuo piktnaudžiauja, kaip ir menininkai. Jie pasikviečia gerą kuratorių, kuris rašo labai gerus tekstus. Aš esu taip keletą kartų apsigavus žiauriai. Važiuoju per pusę miesto, keliauju ten metro ar kažką, nes ta anotacija atrodo fantastiška. Tu pamatai šią parodą, reiškia, kurioje yra tik tai gera anotacija ir geras kritiko kuratoriaus tekstas, bet meno tai nėra.